Šiandien padarysime būrimą, kokie svarbus įvykiai laukia manęs rudenį. Sveikos merginos, moteris, damos, sveikinuosi savo kanale. Dabar pagalvokite apie save, susikoncentruokite ir pasirinkite pirmąjį arba antrąjį variantą. Galbūt akmenukai irgi padės jums apsispręsti, kas laukia, kokie svarbiausi įvykiai laukia manęs šį rudenį. Toks yra mūsų būrimas šiandien, o aš pradedu nuo pirmojo varianto. Taip, pasižiūrėsime įvairias sritis, pasižiūrėsime, kas laukia šį rudenį, pirmąjį variantą. Ruošiu kortas. Šį rudenį, kas laukia, svarbiausiai įvykiai. Svarbiausiai tendencija, kažkokia tai energija. Svarbiausiai įvykiai asmeninėme gyvenime. Svarbiausiai įvykiai šio rudens darbe, finansuose ir artimoje aplinkoje. Taigi pirmasis variantas. Wow, šis ruduo jums bus tikrai labai svarbus, ypatingas, lemtingas, sakyčiau. Netgi norisi pasakyti, kad tas užtemimų koridorius, laikotarpis, jau galėjo jūs pradėti veikti ir šios energijos atneš jums tikrai labai daug permainų, svarbių tokių įvykių. Pagal kryžių gali jaustis labai toks ir sunkumas, kad aš liktais nešu kryžių ant savo pečių, labai daug įsipareigojimų, labai atsakingai žiūrėsite į savo gyvenimą, į savo įvykį. Bus tikrai toks ruduo lemiamas, kur galbūt vieni įvykiai, reikės su jais atsisveikinti ir kitiems teks pradaryti duris asmeninėme gyvenime. Iškrito kortos, kurios kalba apie galimus konfliktus, kažkokias tai aštrias situacijas, galimai su moterimi, kuri yra jūsų aplinkoje, ir ta moteris gali būti ir jūsų sesuo, jūsų dukra, mama, priklausomai nuo jūsų situacijos. Primenu, kad tai yra bendrasis būrimas, bendroji dėlionė. Dėl asmeninių klausimų kreipkitės individualiai pas mane. Ir arba bus toks, pokalbis, tai gali būti ir jūsų kolegė. Pokalbis, kuris reikalaus galbūt įtemptų tokių tonų balse, bet per tą pokalbį jūs aiškinsitės informaciją, detalės, iš tikrųjų, kur tikrai bus svarbus pokalbis su ta asmenybė, iš jūsų artimųjų. Kas darbuose, jeigu asmeniniuose, kur reikės šiek tiek galbūt ir pakonfliktuoti, išsiaiškinti, kalbėtis, dėrėtis, tai darbuose iš tikrųjų viskas nusimato labai šviesi ateitis, kur gali išsipildyti jūsų svajonės, jūs galite būti paaukštinta, jūs galite gauti išsvajotą darbą, jūs galite užbaigti, pasiekti gerus rezultatus, užbaigti kažkokį tai projektą, kurį šiuo metu darote. Tikrai labai gražios kortos, kalbančios apie sėkmę ir labai gerus rezultatus jūsų darbuose. Ar tai atsispindės finansuose? Finansuose, kaip matote, Jūs pati išėjote čia, ne? Jeigu mane žiūri moteris, tai finansuose viskas jūsų rankose ir galbūt čia ir iš karto patarimas
iš kortų, kad reikėtų vis dėlto stebėti savo finansus, nepaleisti juos tokia laisva vagėlė, kur mes pastebėkime, kiek ateina pinigų, kiek aš išleidžiu, tokį netgi buhalteriją, savo asmeninę vesti, ar Exceliukas, ar tai tiesiog popierius, arba kažkoks tai appsas mobiliuosiuose, kur galėtų jums padėti suvesti tuos visus galus, kad jūs galėtumėte aiškiau matyti. Čia gali būti taip pat ir tokia situacija, kur dar jūs iki galo nežinote, kažkokia tai paslaptis, gal atsiras kažkoks tai papildomas šaltinis tų pajamų, arba kur jūs netikėtai gausite tas pajamas. Paaiškime, apie ką šitą knygą. Tai galėtų būti iš tikrųjų arba naujas kažkoks tai šaltinis, arba kažkokios, išmokos, kurios jums priklausančios, kažkaip, kas vaikus turi, galbūt tai vaikų pinigai, su vaikais susijusios išmokos, ar kažkokie tai alimentai. Kaip minėjau, jeigu tai neaktualu, vaikų neturite, alimentų negaunate, bet tai gali būti kažkoks tai naujas pajamų šaltinis, nauji vėjai, nauji gūsiai jūsų finansuose irgi gali atnešti būtent rudens vėjai. Ir artima aplinka gali būti čia tikrai, čia labai įdomi, kada ir mano asmeninėme gyvenime, ir artimoje aplinkoje iškrito kortos, kurios sąlygo, kad gali būti čia arba išaiškinta kažkokia tai paslaptis, arba galbūt, jeigu tai meilėje, mes kalbam, galbūt sužinosite, kad turite kažkokią tai priešę, kažkokią moteris, kuri irgi žiūri į jūsų porą. Poroje, artimoje aplinko gali būti labai tokios emocionalios situacijos, kur tikrai reikės pagal šią kortą kažką tai užbaigti, kažką tai keisti. Tai gali būti iš tikrųjų, neišsigąskit šios kortos, bet ši korta tai yra transformacija, kalbanti apie transformaciją, bet būtinių klausimų. Tai gali būti ir remontas, pavyzdžiui, kad jūs tiesiog iš to poreikio kažką tai keisti, galite pradėti remontuoti kažką, bet tai bus labai, galbūt iš širdies, iš emocijos. Galbūt ant tų emocijų, pagaliau kažką mes darome, arba pagaliau mes gavome savo būtą, arba nusipirkom būtą, bet jis reikalauja to atnaujinimo ir vyks tie atnaujinimo darbai. Taigi artimoje aplinkoje kažkoks tai vėlgi kažkokios tai transformacijos, kurios kaip ir pagrindinės kortos mes čia matome, jos tokios labai stiprios, jos kalba apie tai, kad šis ruduo nebus jums šiaip kažkoks tai paprastas, arba, sakyčiau, labai lengvas emocinė prasme, kur tikrai norėsis bent jau asmeninėme gyvenime, nes mes matome, kad asmeninės gyvenimas reikalaus pokyčių, kur iš kitos pusės karjera, finansai, ten jūsų laukia tikrai pakilimas ir sėkmė. Kągi, tai buvo pirmasis variantas, linkiu jums didžiausios sėkmės šį rudenį ir pasižiūrėkime, kasgi laukia šį rudenį antrojo varianto, tuos, kurie pasirinko variantą numeris 2. Merginos, vėlgi primenu, kad tai yra bendroji dėlionė, bendrasis būrimas dėl asmeninių klausimų, dėl konkrečiai jūsų situacijos. Jūs galite kreiptis, kontaktus visus galite rasti mano kanalo aprašymą, taip pat paliksiu ir komentarą, kaip galite su manim susisiekti. O dabar mes žiūrime antrojo varianto, svarbiausiai įvykiai, kurie laukia šį rudenį. Taip, energijos, pagrindiniai, svarbiausiai įvykiai asmeninėme gyvenime
darbuose, finansuose, artimoje aplinkoje. Pagrindinė šio rudens energija antrajam variantui jums iškrito šuniukas, tai galima, jeigu svajojate, labai norėjote, prašėte savo antrosios pusės, jūs tikrai galite įsigyti šunį, kažkam yra tokios bus šuniškos tokios energijos. Taip pat per šį rudenį, žinot, jūs arba įsigysite gerą draugą, sutiksite tokį žmogų, arba suprasite, kas iš tikrųjų yra jūsų draugas. Ypatingai, jeigu turite daug pažįstamų ir lygtais jie yra, visi geri, bet būtent šis ruduo parodys, kasgi yra tas vienintelis, arba tas tikrasis draugas. Iš kitos pusės ši korta kalba apie artimą žmogų, kuris yra visada šalia, kuris yra lojalus, kuris yra pasiruošęs padėti. Ir šis ruduo būtent parodys, atskleis tą žmogų, arba jūs pagaliau galėsite jį pastebėti ir pamatyti tą artimą žmogų, kuris yra visada šalia. Tokios labai draugiškos energijos, lojalios energijos. Atrodo, kad šį rudenį praleisite tarp žmonių, artimų žmonių. Ir tai yra labai nuostabu asmeninėme gyvenime. Galimai gausite kažkokią tai informaciją, kažkokį laišką, e-mailą arba skambutį. Tai gali būti arba dokumentas, kuris gali būti susijęs su praeitimi, kuris gali būti, toks gali atnešti, sakykime, dvejonių, informacija bus nauja, netikėta ir, nežinosite, tokia lyg pakibusi. Šita informacija nebus galutinė informacija, ji gali būti tokia pirmutinė informacija, kuri, ir taip ir pradėsite dvejoti, ar laukti to sprendimą. Pasižiūrėkime, apie ką, būtent šis laiškas, nes jis atneša mums dvejonių. Gali būti arba apie transporto priemonę, arba apie kažkokią tai kelionę, bet matote, atėjo dvi komunikacijos kortos, tai reiškia, asmeninėme gyvenime gali būti labai daug komunikacijos, labai galbūt netgi daug tokių asmeninių kelionių, galbūt keliausite pas savo artimuosius ir gausite žinių iš artimųjų, kur tos žinios gali būti, kaip minėjau, arba susijęs su praeitimi, arba tokios kažkokios neaiškos, skleidžiantis dvejonės, nerimą kažkokią. Galbūt tai bus susirašinėjimas su senais draugais, kur iš tikrųjų paskleis tokį, truputėlį nostalgijos, liūdesio, emocijų. Bet komunikacijos tikrai bus daug ir, kaip minėjau, tai gali būti ir dokumentai, kurie susiję, pavyzdžiui, su transporto priemonė, jeigu, arba su jūsų kelionė. Galbūt, nusipirkote bilietus, bet neaišku, ar iš tikrųjų vyksite į tą kelionę, kažkas pasikeis, kažkas pakibs, bus tokia pakibusi situacija. Darbuose pagrindinis įvykis, kuris laukia, tai iš tikrųjų darbuose būsite jūs, tokia pagrindinės asmuo, kur, iš tikrųjų, galbūt mane žiūri irgi tos moteris arba dalis tų moterų, kurios turi ir savo verslą. Tai čia grinai kalba kortos apie tai, kad bus labai aktyvus ruduo jūsų verslui, jūs turėsite būti kaip laputė, nesuktis tarp naujų klientų kažkokių, tai tarp užsakymų, paslaugų, kur reikia, būti trendė, taip sakykime, pajausti tą energiją, bet jums puikiai seksis. Papildomą kortą iškrito žvaigždės, galėsite vykdyti savo svajones,
Taip pat, jeigu jūs, sakykime, nedirbate savo, neturite savo verslą, bet dirbate samdomąjį darbą, tai reiškia, bus labai svarbus toks bendradarbiavimas arba su jūsų kolega, arba su tam tikrais savo srities ekspertais. Tai gali būti ir teisininkai, tai gali būti nekilnojamo turto brokeriai, galbūt pati toje srityje dirbate, kur jums reikėtų būti, žinot, tokiai irgi atsargiai, nes kažkas galbūt galimai nori nepasiekti savo naudos ir bandys jūs kažkaip taip apgauti arba apsukti arba ne iki galo pasakyti jums informacijos. Tai jūs irgi turite būti, kaip minėjau, kaip laputė, gudri, atsargi, viską tikrinkite, bet pagal šią paskutinę kortą žvaigždės viskas turėtų išeiti į gerą, ir blogo, nieko blogo tas žmogus, netgi kuris yra, jeigu šalia jūsų, kuris truputėlį nenori gudrauti, nieko čia blogo nenutiks, jeigu, kaip minėjau, būsite atsargi ir viskas stebėsite. Bet čia tokio verslumo, veržlumo, veiksmo energija, vyksta darbuose, tikrai nesidėsite vietoj. Pasižiūrėkite, kokios gražios išėjo kortos jūsų finansuose. Iš tikrųjų, tai, kas susitarta, kaip susitarta, tas pagal susitarimą gali vykti ir gali būti pokyčiai jūsų finansuose ir tie pokyčiai dažniausiai pagal gandrus eina į gerąją pusę, vėlgi galbūt algos padidėjimas ir panašiai. Ir tai bus oficialus susitarimas, oficialus toks pasiūlymas pokyčių. Taip pat galimai bus tam tikros kalbos, pavyzdžiui, jeigu susitarimas yra vienas, bet galbūt antroji pusė arba jūs pati norėsite tam tikrų pokyčių, reiškia, nuo šito susitarimo ir tada daug bus bendravimo. Vėlgi tai gali būti ta pati situacija, kaip minėjau, jums sutartas atlyginimas yra vienoks, bet po to, kai jūs padarėte projektą ir panašiai, jūs atnešėt vertę savo įmonę ir jūs inicijuojate pokyčius. Jūs kalbate, kad man reikėtų vis dėlto didesnės algos, didesnių finansų, arba už paslaugą jūs nuspręsite šią rudenį jau imti už savo paslaugą, už savo produktus arba konsultacijas, imti daugiau ir, apie tai ir bus pagrindinės energijos susijusios su finansais. Ir artima aplinka. Artimoje aplinkoje, žinot, bus labai daug tokių kažkokių tai reikaliukų. Gal laukia tam tikri finansinės išlaidos, gal ruošitės pirkti kažkokį tai didelį daiktą, pirkinį, todėl tikrai gali jaustis tas ir kažkokie tai arba trikdžiai, arba jaustis truputėlį, kad praradimai kaip išlaidos, ar tikėjotės kažkokiu tai vienų rezultatų gausis truputėlį ne taip, kaip planavote. Tai artimo aplinko gali būti tiesiog labai daug tokių problemyčių, kurias reikės spręsti. Galbūt tai bus susiję, vėlgi mes galėtume šias dvi sritis, jeigu susijęte, jūs gaunate kažkokią informaciją, kuri reikalaus iš jūsų ne tam tikrų pastangų, galbūt tam tikrų išlaidų, kad viskas susitvarkytų, galbūt kažkur reikia keliauti ir tai, aišku, truputėlį, apriboja jūsų, galbūt planai pasikeis ir jums reikės jau prisiderinti prie atitinkamos situacijos. Tai buvo dėlionė antrajam variantui. Ačiū, kad žiūrėjote iki galo, ačiū už jūsų patiktukus, už jūsų reakcijas, labai dėkoju ir susitiksime kitose dėlionėse. Iki.